Ar jaučiat, kad šiandieną mada eina per Akropolį? Jaučiasi. Bet užeinu į visas pasižiūrėti. Nesu fanatikas parduotuvių, bet... Kad ta mada vaikšto per Akropolį. Jaučiasi labai. Oi, labai daug gražių panelių, tai sunku net išsirinkti iš tikrųjų. O jeigu apie aprangą? Apie aprangą. Džiaugiuosi, kad yra tokie renginiai. Aš viską apžiūrėjau. Gaila, kad renginys iki 9, nes dar galima būtų spėti parduotuvę užšokti. Nuostabi kolekcija. Iš tikrųjų įdomu buvo pasižiūrėti tas naujausias tendencijas. Ta pačia Roberto Kalinkino kolekcija pristatyta. O Robertas labai tikrai talentingas kūrėjas. Sakykit, gal nužiūrėt kokį eilutę rūbų jau šią? Išsirinkau keletą. Sexual preference that they have, we are in no position to judge. Čia yra viduramžiai moderniam kontekste, o... Nes čia yra eskizas šitos kolekcijos. Kaip vertinate Kauno publiką? Tai publika visur Lietuvoje tokia biški mieganti yra. Tai gerai. Pasiruošęs esate šaltajam žiemos ir rudens žiemos? Aš visada blogai, visada pasiruošęs. Jo, labai smagu ir čia užkulisiuose labai geros nuotaikos. Ir manau, kad kuo daugiau tokių renginių būtų, tuo būtų geriau. Aleksandras Pogrebnojus, Viktoras Diavara ir nuostabio Žalgirio šokėjus. Ar eisite stebėti pasirodymą? Taip. Dabar tiesiai ėjo. Sakykit, ar jaučiat, kad vis tik mada žygioja per Kauno Akropolį šiam dienom? Ir girdim, ir matom. Didelis renginys, gražių žmonių, mados demonstruojamas ir panašiai. Labai gražu iš tikrųjų, kad pasirodė daug žmonių, kurių amžius tilpo nuo vaikų iki pačių suaugusių.